Hipersticija, save pildančios pranašystės, realybė tampančios fikcijos, tiesa virsantis pramanai, nejaukiai keisti sutapimai. Šį magišką konceptą apokaliptinėje tūkstantmečių sandūroje išbūrė Didžiosios Britanijos Warwick universiteto outsideriai, įkūrė kibernetinės kultūros tyrimų skyrių. Anuomet jie buvo akademiniai parazitai, pasižymėję idiosinkratišką filosofinę veiklą, varijavusią nuo popkultūrinio okultizmo ir šamaniškos numerologijos iki kibernetinės erdvės nomadizmo ir skaitmeninio afrofuturizmo. Šiandien jie pripažįstami kaip spekuliatyvio realizmo ir akceleracionizmo pranašai. Hipersticijai svarbi etimologija. Žodį prietaras, superstition, transformuoja priešdėlis hyper. Iškalbinga kombinacija. Hyper žymi intensifikaciją, ypač būdinga medijų ir tinklo dinamikai. Todėl itin svarbus yra ir giminingas žodis hype, kurį čia verskime tiesiog hypu. Šiuo atveju hypas reiškia stimuliuojančią populiarumo bangą, nuvilnijančią informaciniais, ypač interneto kanalais. Tad nieko keisto, kad hipersticija konceptualizuota tada, kai internetas buvo jaudinanti naujiena. Būtent tada jis išgyveno savo pirmąjį hypą. Technologijos yra hipersticijos katalizatorius ir akceleratorius. Jei prietaras sugestijuoja tikėjimą ir transcendenciją, hipersticija byloja netikėjimą ir imanenciją. Prietaro ir hipersticijos skirtis yra identiška teologijos ir demonologijos perskyrai. Demonologija yra teologijos inversija. Jei teologijos topologija yra iš vidaus į išorę, tai demonologijos iš išorės į vidų. Mums nereikia tikėti fikcijomis, jos į mus įsiveržia ir apsėda, jomis užsikrečiame ir intoksikuojamės. Intervencija ir infiltracija. Todėl hipersticija yra išorės invazija ir komunikacijos ekstazė. Hipersticiją galime priskirti ir Žoržo Batajaus aprašytai ateologijai, decentralizuotai, begalviai ir acefaliniai teologijai. Ateologija – netikėjimo religija, ateistinė religija, dievo mirties religija. Hipersticija netiki niekuo, tai pranašystė, kuriai nereikia tikėjimo. Mokslinės fantastikos rašytojas Williamas Gibsonas praėjusio amžiaus 9-ame dešimtmetyje irgi netikėjo, kad terminas cyberspace šitaip paplis ir taps interneto įsiviešpatavimo sinonimu. Tai, kas kitados gyvavo kaip fantastinė fikcija ir spekuliatyvi pranašystė, realizavosi kaip globali kasdienybė. Kibernetinė erdvė yra hipersticijos produktas. Gibsonas neturėjo jokios intencijos kažką nuspėti ar numatyti. Jam kibererdvė anuomet pasirodė tiesiog pagaulus žodis. Šiandien internetui nusispjauti, tikime juo ar ne. Ta pati galima pasakyti ir apie dirbtinį intelektą. Pastaraisiais metais daugiau girdime apie Metaverse, ambicingą projektą užsimojusi mūsų gyvenimą perkelti į virtualią realybę. Metaverse nėra šviežia naujiena. Ši idėja, kaip ir pats terminas, užgimė Neilo Stevenso 92 metų knygoje Snow Crash. Mokslinės fantastikos scenarijai pamažu konvertuojami į gyvenamąją terpę. Ne veltui korporacijos jau samdo rašytojus, kad šie amortizuotų inovacijas. Mokslinė fantastika yra ultraproduktyvus hipersticijos variklis, kadangi ji nuolat geidulingai spekuliuoja ateities vizijomis. Hipersticija žaidžia su ateitimi. Žodžių junginys mokslinė fantastika jau savaime yra hipersticinė tezė. Mokslas plus fantastika. Nėra prasmės svarstyti, ar hipersticija yra mokslas ar pseudomokslas, nes ta riba čia ištirpsta. Magija, ezoterika ir okultizmas hipersticijai nėra mokslo antitezė. Jei hipersticija ir yra mokslas, tai nebent apie materialias, besimaterializuojančias ir materializuotas idėjas. Idėja kaip materija, protas ir beprotybė susilydo. Nikas Landas mus įspėjo, kad bet kokio aršaus materializmo tiesa yra beprotybė. Nebėra skirtumo tarp melo ir fakto, tarp news ir fake news. Posttiesos epocha yra hipersticijos epocha. To paties Lando žodžiais, socialinė netiesa autonomizuoja save kaip medijos mega objektas. Hipersticija kultūrą suvokia kaip gamybą. Čia kultūra yra ne ideologinis ekonominės bazės antstatas, o į kapitalo procesus imanentizuota produkcija. Neįmanoma pabėgti nuo Deleuze ir Guattari, apmąsčiusi autoprodukcijos, gamybos dėl gamybos principą. Viskas yra gamyba, gamyba. Idėjos produkuoja idėjas, amplifikacija, proliferacija. Fikcija įgauna autonomiją ir užsiima savimanifestaciją. Fikcija tampa aktyvia materija, gaminančia kultūrą, kuri čia yra tiek produkcijos procesas, tiek ir pats produktas. Kultūra negali būti izoliuota nuo ekonomikos. Idėjų kaip abstrakcijų negalime atsieti nuo materialaus gamybos lauko. Kultūra persipinusi su ekonomika, darbu, sociumu ir technologijomis. Hipersticijos požiūriu kultūra įmanoma tik kaip industrija. Jei garsioji Adorno ir Horkheimerio kultūros industrijos formuluotėje juntama melancholiška lamentacija, hipersticija šią įžvalgą priima visiškai pozityviai. Hipersticija kultūra, progų mašinerija ir galimybių inžinerija. Hipersticijos tiesa yra ta, kad niekas nėra tiesa, nes viskas yra gaminama.
Hipersticija visa kultūra yra O-kultūra. Hipersticija yra anapus ekrano operuojantis chaosas, kosmologinė tamsioji materija ir tamsioji energija, virtuali, nesuvokiama, nežinoma. Štai kodėl ateizmas dažniausiai toks nuobodus. Slavojus Žižekas mėgsta kartoti, kad kapitalizmo veikimui ir išlikimui nėra būtina, kad mes juo tikėtume. Tai hipersticinis teiginys. Pats kapitalizmas yra viena didelė hipersticija. Spekuliatyvioji mokslinė fantastika susijungia su spekulacijomis finansų rinkoje. Čia prekiaujama ateitimis. Rytojus turi savo kainą. Fikcijos yra investicijos, dalyvaujančios rinkoje kaip potencialas. Anas Greenspan teigimu, rinka kvėpuoja hypu. Čia hypas konkrečiai veikia kaip efektyvios kultūros elementas, tampantis realiu. Šitaip hipersticija išreiškia ekonominių ir kultūrinių ciklų konvergenciją. Rinka, geismas ir mokslinė fantastika yra kapitalo infrastruktūros dalis, tikino Nikas Landas. Akcijų biržoje burbulų pūtimas veikia taip pat kaip gandai ir paskalos. Bulvarinis sensacionalizmas visais lygmenimis. Desertifikacija, signalai, kodai, šifrai, pseudonimai, anonimai, nuliai ir vienetai, duomenų implozija, skaitmenų spiečiai ir valiutų kursai yra hipersticijos raketinis kuras. Kriptovaliutos yra miražas tikrovės dykumoje. Kapitalizmas yra šmėkliška hypo dinamika, rekonstruojanti ir perkonstruojanti realybę. Tai haliucinuojamas konsensusas, atskleidžiantis, kad nėra sociumo be fikcijos. Hipersticija juda bangomis, kaip ir mada. Kaip ir mados ciklai, kiekvieno hypo intensyvumas turi savo galiojimo laiką. Hypas keliauja iš kompiuterio į kompiuterį, iš ekrano į ekraną, iš kūno į kūną. Hypas yra virusas. Jis operuoja kaip Žano Baudrilaro apibrėžtas obsceniškumas. Nebelieka distancijos, tave puola, atakuoja, terorizuoja. Nepaliekama galimybė imunitetui, demonstracija kaip monstriškumas. Hipersticija reiškia ne realybės reprezentaciją, o aktualų fikcijos dalyvavimą realybėje, jos teigimą, kūrimą, plėtojimą. Hipersticija kaip intensyvi technokultūrinė spekulacija apibrėžia ne tik fikcijos virsmą realybę, bet ir tai, kad fikcija jau yra realybė ir atvirkščiai. Pramanai ir išsigalvojimai gali būti realesni už tai, kas realu. Hipersticija yra tikra fantastika. Realybė visat yra konstruojama. Realybė yra fikcijų kompozicija. Hipersticija nėra nieko realaus, o viskas yra realu. Hipersticija visada kalbėjo, kalba ir kalbės apie laiką. Bereikalinga kalbėti apie praeities, dabarties ir ateities vektorius, nes jie yra dar vieni resursai propaguojantis akceleraciją, nelinijinių tėkmių sinchronizaciją. Čia laikas veikia kaip pradžios ir pabaigos taškų neturinti kompleksišką kibernetiką, neigianti chronologiją, teleologiją ir eschatologiją. Ciklai, spiralės, uroboras ir amžinasis sugrįžimas. Tai, kas vyksta dabar, yra jau ateityje. Ateitis nulėmė dabartį. Ateitis visat jau yra čia. Ji yra efektyvesnė nei praeities dabarties kontinuumas. Hipersticijos požiūriu ateitis jau įvyko. Ateitis visada yra fikcija. Hipersticija yra laiko mašina. Hipersticijos temporalumą galime vadinti okultiniu laiku. Jei antropomorfinis transcendentalumas laiką masto kaip vieną linijinę prieš po seką, žmogui svetimas laikiškumas apima simultaniškumą ir daugybę procesų vykstančių paraleliai. Multilinijinėje sistemoje viskas vyksta vienu metu. Skirtingus veiksmus talpinanti virtuali matrica. Šaltas ir indiferentiškas, antiantropocentristinis laikas. Žinojimo fragmentacija šamaniškomis ksenopulsacijomis. Hipersticija yra laiko anomalija, chronopatologija. Jei humanizmas tikisi katastrofos, antihumanizmas priima anastrofą. Anastrofa tradiciškai reiškia žodžių pakartojimą atvirkštinė tvarka arba skiemenų sukeitimą, tačiau čia anastrofa yra katastrofos inversija. Priešingai nei katastrofa, anastrofa nėra nukreipta į ateitį. Ji veikia kaip šizofreniškas dabarties ardymas iš ateities, retrochroniška dezintegracija, retroefektyvus tapsmas. Anastrofa yra modernybės kolapsas į ateitį ir iš ateities. Anastrofistinis temporalumas pademonstruoja, kad laikas yra konstruktas, o tiksliau autokonstrukcija. Jei katastrofa liudija įrančią praeitį, anastrofa yra susijungianti ir besitelkianti ateitis, save organizuojantis laikas. Ateities infekcija, retrokauzalumas. Faktas, kad po 4,5 milijardų metų sprogs Saulė, yra hipersticinis anastrofizmas, nes tai jau įvyko. Hipersticija sujungia daugybę sferų. Viena jų – libidinė ekonomika. Filosofija ir psichoanalizė sintezuojanti teorija, tyrinti nesąmoningų procesų, ypač geismo, sąveiką su kapitalizmu. Malonumas, pasitenkinimas, mėgavimasis – šie libidiniai faktoriai atlieka savo vaidmenį politinėje ekonomijoje. Ekonomikoje nuolat funkcionuoja mūsų norai, įgeidžiai ir lūkesčiai. Visa tai atsispindi kuriamuose ir vartojamuose fikcijose. Fikcija yra libidinė įkrova ir libidinė investicija į ateitį. Hipersticija visada žymi geismo cirkuliaciją. Jei nesąmoningumo sritis yra struktūruota kaip kalba, tai tik todėl, kad kalba veikia kaip maras. Hipersticija yra kancerogenas.
Lakanas, Batajus, Deliozas ir Guattari, Baudrillardas, Burrousas, Landas visi unisonų klykia, kad kalba yra vėžys. Žvelgiant iš nesąmoningumo srities požymio, hypas yra libidinė įtampa, jaudulys, įsijaudrinimas, elektrolibidinė fluktuacija, kiberotika. Hypas būtų niekas, jei jame nekibirkščiuotų libidinė energija, emocijos, afektai, apytaka, apykaita, apyvarta. Tik čia, kaip rašė Nikas Landas, libido yra nebe meilės energija, o neapdorota energija, kurios meilė pasireiškia tik kaip beasmenės aistros avarija. Todėl hipersticija neišvengia tragizmo, nes jį kalba apie fantaziją, o šios išsipildymas psichoanalizėje būna trauminis. Žanro klasika – rugsėjo 11. Ne veltui Žižikas kažkur klausė, ar rugsėjo 11 nebuvo 20-asis amerikietiškosios svajonės kongresas. Jei kas ir gali demaskuoti hipersticiją, tai psichoanalizė. Ši teigia, kad viskam būtinas fantazinis ramstis. Fantazija medijuoja mūsų santykį su realybė. Tik šitaip realybė tampa pakeliama. Tarpinis fantazijos pasaulis egzistuoja visuotiniu žmonijos susitarimu. Iš ten palengvėjimo ir paguodos tikisi kiekvienas jų stokojantis, sako Freudas, prasklaidydamas hipersticijos romantiką. Kita vertus, jei neįmanoma be fantazijos, neįmanoma ir be hipersticijos. Freudą galime laikyti hipersticijos pionieriumi, ypač jei atsižvelgsime į sapnus. Daugelis žinome kanoninį Freudo aiškinimą, kad sapnas yra noro išpildymas, o sapno išpildymas realybėje yra kaip tik toks sutapimas, kokius akcentuoja hipersticija. Tačiau esama ir menkai žinomų Freudo tekstų, kuriuose jis visiškai rimtai nagrinėja pranašiškus ir telepatinius sapnus kaip okultinius reiškinius. Freudas neatmetė paranormalumo. Psichoanalizės metodas jam leido priimti kompromisą tarp okultizmo ir mokslo, lygiai taip pat kaip ir hipersticija. Hipersticijos kultūriškumas yra mums visiems bendra simbolinė tvarka. Samo Tomšičius reziumuoja hipersticinę psichoanalizę. Libidinė ekonomika išties yra spekuliatyvi ekonomika, sudaryta iš efektyviai įkrautų fikcijų. Žmogaus kultūros kilmė yra hipersticinė. Hipersticija egzistavo dar prieš istoriją. 17 000 metų senumo piešiniai Prancūzijos urvuose tą patvirtina. Piešdami urve, medžiotojai ne tik norėjo pavaizduoti medžioklę, bet ir iššaukti būsimos medžioklės sėkmę. Šitaip realybė nereprezentuojama, o pratęsiama, jei daromas poveikis. Tai ne reprezentacijos, o magijos aktas. Nebe priežasties žmonijos priešistorė žavėjosi Batajus. Jam ši archaiška hipersticija ne tik išreiškia geismą, bet ir veikia kaip magiškas užkratas, užtikrinęs fiktyvaus akto poveikį realiam veiksmui. Vadinamasis primityvusis arba laukinis mąstymas niekur nedingo, nes niekad ir neegzistavo. Mes vis dar šamanai, vis dar fetišistai ir totemistai su savais ritualais ir apeigomis. Vis dar skirstomės gentimis ir klanais, o kito tik turiniai, tačiau formos ir funkcijos išliko. Klodas Levi-Štrosas hipersticijos kontekste gali atrodyti kaip nesusipratimas, tačiau jis dėjo daug pastangų, kad parodytų, jog mąstymo architektūra neįmanoma be mitų, o magija ir mokslas atlieka tuos pačius protinius veiksmus. Levi-Štrosas buvo ne antropologas, o hipersticijos istorikas. Jo dėka atrandame, kad ilgą laiką fantastiškai atrodžiusios idėjos tai buvo realaus pasaulio atspindys. Paradoksas. Hipersticija triuškina antropomorfizmą, tačiau tam paaiškinti prireikia antropologijos. Matėme, kad hipersticija sklandžiai užsižiebė literatūroje. Jau susiformavo ištisas hipersticinis žanras – theory fiction. Teorinė fikcija, fikcinė teorija. Filosofija nebeatskiriama nuo literatūros, literatūra nebeatskiriama nuo filosofijos. Pasaulis toks chaotiškas, kad jokia visa apimanti teorija negali tikėtis jo paaiškinti. Taigi, pati forma subliūkšta ir išsilieja. Šią mutaciją radikalizuoja François Laruelis. Visa filosofija jau yra stipriai, bet nerangiai fikcinė. Tai susigėdusi fikcija. Tekstas kaip medžiaga, tekstūra, mediumas. Tranzistorius, turinio transliacija. Skaitai tekstą, tačiau jis nuskaito tave. Kontaktas, kontraktas, įtrauka, imersija. Tekstas yra procesuali praktika, alsuojanti ir pulsuojanti hypo. Kalba yra integraliai libidiška. Rašymas yra ne pasyvi reprezentacija, o aktyvi transformacija. Hipersticijos požiūriu tas, kuris rašo, yra ir rašomas. Pati hipersticija yra konceptas, neturintis vieno autoriaus. Joks artefaktas neturi personalizuotos autorystės. Viską kuria mašinos iš ateities. Poststruktūralistai išsijuosę žudė autorių. Hipersticijos partizanams jis niekada negyveno. Hipersticija gali būti praksis, jei sutiksime, kad jokia kultūra ir politika neįmanoma be mitų. Nereikia paranoiškai vengti mito. Mitą reikia propaguoti ir hypinti. Hipersticija veikia kaip mitų konstravimo įnagis ir prometėjiškas pasaulio kūrimo instrumentas. Batajus siūlė prieš mitus kovoti mitais. Fašizmui artimą praeities mitą atsverti ateities mitu. Valia šansui. Atvirtis nežinomybei, spekulacijai, eksterioriškumui. Reikia įsileisti išorę vidun. Politika vis labiau hipersticinė, nes ji vis labiau memifikuojama. Interneto memai veikia kaip skaitmeninis dionisiškumas, virtualus raganavimas.
memetinė virulencija, komunikacinė intensifikacija, infosferos libidizacija, semiotinė inžinerija, semiochaosas, semantinė apokalipsė, mimezė, klonavimas, rekombinacija, dalinimasis, replikacija, dauginimasis, plėtimas, skridimas, memai juda greičiau už mūsų protą, remiksai, koliažai, neodadaizmas, memas yra pats realiausias simuliakras, kopijos kopija, neturinti kilmės. Memologija yra hipersticinė metodologija. Jei ne interneto memai, Trumpas nebūtų išrinktas. Zelenskis iš pradžių vaidino prezidentą, tada jo tapo iš tikrųjų. Spektaklį visuomenė jau seniai išstūmė hipersticinę memokratiją. Hipersticija gali būti politkultūrinė manipulacija. Ji kuria, daugina ir eskaluoja konstruktus. Įdiegia idėjas į kultūrpolitinį erdvėlaikį. Instaliavimas, programavimas. Kai koks nors fenomenas tampa populiariu, nebėra taip svarbu, geras jis ar blogas. Jis tiesiog veikia ir yra efektyvus. Hypas yra anapus gėrio ir blogio, anapus malonumo principo. Hipersticinė prasme visa politika yra propaganda. Kartojamas melas tampa tiesa, labai hipersticinis posakis. Sąmokslo teorijos atrodo paistalai ir kliedesiai tol, kol neįtraukiami hipersticijos. Konspiracija neretai yra realesnė, aktualesnė ir galingesnė nei tai, kas tikra, racionalu ir sveiko proto. Konspirologija pademonstruoja hipersticijos taisyklę numeris 1. Į eterį paleista idėja tampa nebevaldoma. Ji pradeda gyventi savo gyvenimą. Mes gyvename fikcijoje. Dabartis praeityje buvo kažkieno ateities vaizduotė. Jei kapitalizmas yra hipersticinė abstrakcija, neoliberalizmas ją kiek konkretizuoja. Kadaise šis slinktis atrodė neįsivaizduojama ir nepamąstoma. Kraštutinė ir fanatiška idėja vystyta siaurame laisvosios rinkos maniakų ratelyje. Šiandien ji yra globaliai dominuojantis režimas. Neatsitiktinai Reiganomika buvo pavadinta vudų ekonomika. Būtent todėl kairieji turi imti pavyzdį ir mokytis visų pirma iš neoliberalų. Jei kalbame apie kairėją politiką, šiandieninė kairė neturi visiškai jokio sektino ir įkvepiančio mito. Bet prisiminkime Silviją Federici. Pranašystės nėra tiesiog fatališkos rezignacijos likimui išraiška. Istoriškai jos buvo priemonė, kurios dėka vargšai eksternalizavo ir legitimavo savo troškimus ir planus bei paskatino veikti. Hipersticija kviečia nusiplėšti veidą, disidentifikacija, nutapatybinimas, ištapatybinimas. Tikroji politika nieko nežino apie tapatybės. Identitarai yra hipersticijos priešai. Galiausiai, hipersticijai teorija jau yra praktika, praktika jau yra teorija, navigacija komunikacijos triukšme, išlikimas sutapimų labirinte, survivalizmas nonsenso hegemonijoje, aktyvių virtualybių potencialų realizacija, atsitiktinumų konsolidacija, mitų eskalacija kaip ezoterorizmas, minties eksperimentai, mąstymo autopsija, epistemancipacija. Labai ačiū, Linartui, jau net nebegalvojant, labai įdomus ir labai meniškas iš tikrųjų pranešimas. Kas nori užduoti klausimų? Manau, kad... Taip, prašau. Prašau, Tarai, man labai ačiū už pranešimą. Norėjau pasitikslinti tiesiog, kaip jūs matytumėte, kokį santykį tarp supersticijos. Jūs, aišku, savo pranešimu visų tai išreiškėt, bet toks straightforward tiesioginis toks paprastas klausimas ir ezoterizmo. Būtent, kaip supersticijos veikia šitą fenomeną ir tiesiog, kaip jūs apibūdintumėte ne pranešimo kontekste dabar savo. Jūs turite omeny prietarą supersticiją ar hipersticiją, apie ką aš kalbėjau? Prašau, hipersticija, taip. Jo, iš tikrųjų, tai aš mažai apie patį sąvokos koncepto radimosi kontekstą kalbėjau, bet jis užgimė būtent kaip numerologinė kabalos reinterpretacija, perinterpretavimas, ten sutapimai skaičių sistemos ir taip toliau, kas ten buvo pavadinta kabala, tas pats Nikas Randas apie tai kalbėjo, bet aš tiesiog apie tai neužsiminiau ir man atrodo, kad ezoterizmas, apie kurį čia mes kalbam, yra, čia buvo viena tų diskusijų prie pietų stalo, nes niekas negali apibrėžti, niekas negali sutart, kas tai yra. Aš manau, kad tai yra tiesiog skėtinis terminas, po kuriuo telpa ir misticizmas, okultizmas ir įvairios išsišakojančios tradicijos, kurios turi savo prieigą prie pasaulio aiškinimo. Tai man atrodo, hipersticija yra ta plėtra
kuri labai kontekstualizuota, ką aš kalbėjau, interneto radimasis, ar ne, ir ta technologijų akceleracija, ne, kuomet atrodo, kad subjektas nebetenka savo galios, nebetenka to, kas vadinama agents, ar ne, ir atrodo, kad egzistuoja kažkokie didesni procesai, ar ne, už jį patį ir jį valdo, ar ne, užvaldo kaip demonas, tarsi, ar ne, tai dėl to yra ta paralelė su demonologija, kuri veikia iš išorės į vidų, ar ne, yra ta išorė, pavyzdžiui, kažkoks technologinis ateivis, ar ne, bet kokia technologija, jau pats Marksas rašė, ar ne, kad fabrike yra ten staklės visokios mašinos, ar ne, ir jos turi vos ne savo kažkokią paralelinę sąmonę, ne, kuri jau yra autonomiška nuo darbuotojo, ne, bet ta mašina apsėda darbuotoją, kad su ja galėtų dirbti. Tai, žodžiu, net ir atrodo materializme, ten rigoriškam, griežtam materializme, vis tiek mes galim atrasti to, kas irgi būtų priskirtina ezotericizmui, ne, tai bet aš manau, kad tas epistemologinis nužmoginimas, tai yra ta žinojimo tokia dehumanizacija, aišku, ir kalbant iš spekuliatyviosios filosofijos perspektyvos, tai yra tas pasipriešinimas Kantui, Kanto padiktuotam tam koreliuotam mąstymui, tai va šiuo atveju hipersticija kalba apie tą nekoreliuotą fikciją, kuri, taip, jinai galbūt, ir čia neaišku, ar čia ta fikcija yra suprodukuota žmogaus, ar jinai veikia per žmogų, ar ne, tai va čia, žodžiu, dėl to ir yra kalbama apie tas figūras, kurios šiaip irgi labai jau siejasi su ezoterizmu, kaip ten Uroboras, Mebijaus juosta, žodžiu, kalbama apie tuos ciklus, ypač didelę įtaką Nyčės, minėjau, amžinasis sugrįžimas, kur šiaip jisai daug sėmėsi iš Schopenhauerio, bent jau savo pradžioj mąstymo. Schopenhaueris tai buvo labai smarkiai paveiktas rytų tradicijos budizmo ir taip toliau. Ir galim sakyti, kad netgi importavo, kaip vienas, bent pirmas toksai rimtas importas buvo į tą vakarų tradiciją. Tai va, tas Schopenhaueriškas vektorius yra nežmogiškas vektorius. Tas balia, ar ne, ten priešinga, kas buvo ten mąstyta, pavyzdžiui, Hegelio, tai čia Schopenhauerio to priešingybė, nes visada lieka ta nežinomybė, Tai dėl to pesimizmas, nes kažkas lieka nepasiekime, materija lieka nepasiekime, bet materija ne tik, kad tiesiog naumenas, o čia daiktas savaime, negalima apie jį mąstyti ir taip toliau, bet naumenas yra aktyvus, naumenas yra su savo intensyvumu. Ir čia vėlgi ezotericizmas ar ne, bet daugybė šiuolaikinių realizmo mąstytojų, ten pavyzdžiui, Ainas Hamiltonas Grantas, jie panašiai kalba iš tikrųjų, yra ten kažkokia patirtis, kuri yra mums svetima, ne fenomenologinė patirtis, ar ne, ten, kur tiesiog, nežinau, kaip Markas Fischeris pavadintų ekranas, ar ne, ekranizacija kažkokia, bet yra patirtis, kuri tarsi tavyje gyvena, tavyje gyva, ar ne, ir čia Batajaus irgi buvo labai obsesija su tokiu vidujiškumu, inner experience, ir angliškai sakau, aišku, l'experience intérieur, žodžiu, ta vidinė patirtis, tai yra ne šiaip savo patirtis, ne fenomenologinė, žodžiu, kažkokia ten jūstas, ten stalas, apie ką buvo kalbėta, žodžiu, tai čia nieko panašaus, yra ta patirtis, kuri tarsi gali dezintegruoti tave iš vidaus, ne, ir ta Batajaus ekstazė, jinai veikia kaip subjekto ištripdymas, išardymas, ne, ir dėl to mes nebegalim kalbėti, aišku, tas subjekto mirtis čia jau tokia klišė, bet, jinai klišė dėl tų vėlesnių išsiplėtojimų, bet Batajus, hipersticijos variacijos, čia aišku nebuvo tokia akademiškai tvirtinta tezė, bet šiaip jau hipersticijos kontekste nelabai kalbama ten apie Batajaus kažkokias specifikacijas, apie labiau Levi-Strosą, kuris tokia tam tikra anomalija yra, nes struktūralistas ten ir taip toliau, nebemadingas ten, žodžiu. Tai va, ir Baudrillardas ir taip, žodžiu, tiesiog variacijos dėl to, jeigu būtų įmanoma išvesti kažkokią akademinę tą išvadą, tai tokia, kad metodologiškai nėra vienos kažkokios griežtai apibrėžtos prieigos prie hipersticijos. Tas konceptas yra toksai, vadinkim, nomadiškas ir taip toliau. Tai va, tai žodžiu, to ir skiriasi nuo Prietaro, kuris yra labai tarsi įkalintas tam tokiam humanistiniai teologijai, pavadinkim, labai žmogiškas, ar ne? Ir būtent Prietaras vėlgi susijęsi su kokiais senais mitais, ar ne? Tam banaliausi pavyzdžiai, ten juoda katė, ar ne? Tai o šiuo atveju hipersticija neįtraukia mokslinę fantastiką kaip savo modelį kažkokį, ar ne? Tai yra tarsi tai, kas manifestuoja save. Tai yra tai, kas atrodo, negalim net numatyti, ką mūsų produkcija, mūsų kultūrinė veikla, kokias turi pasekmes, ar ne? Tai ir kalba, pavyzdžiui, vėlgi, hipersticijai kalba irgi yra, tai, kas kaip ir fenomenologija yra, netinkama prieiga ten, žodžiu, ir taip toliau, bet ne veltui net ir toks kaip Lakanas kalba irgi, bet yra signifikantų autonomija, ar ne, lakanistinė psichoanalizė, ne, tai, bet kad kalba visada turi tą savo
jinai nėra jinai labai žmogiška, jinai užkrečia. Tai yra tas toksai irgi pakankamai mistinis kalbos kaip užkrato, kaip infekcijos, kaip infiltracijos, kaip invazijos, ta dimensija. Tai va, tai kad kalba nėra tik tais ta mūsų mąstymo armatūra, ar ne, tas visas inferencijos, žodžiu, struktūros, racionalios schemos ir sistemos, bet tuo pačiu kalba turi tą savo efektyvumą. Tai va, tik aš nemanau, kad tai galima ten prilyginti dabartiniai tai efektų teorijai, kuri šiaip yra tiesiog fenomenologija dažniausiai perinterpretuota ir perdaryta ir taip toliau, bet aš manau, va čia ezotericizmas yra, kad yra dalykų, apie kuriuos Wittgensteiniškai mes turim tiesiog tylėti, nes išlenda tas nežinojimas iš didžiosios N, manau, tai va. Ačiū labai. Aš pati turėjau klausimą, bet per 1 minutę turbūt tai neatsakysiu. Noriu paklausti, ką investicija padarė su praeities matmeniu. Tai yra, čia viskas, ką mes kalbėjom, buvo apie iki pertraukos, tai buvo kaip ir bazuojasi praeityje, galima sakyti. Aš tai manau, kad čia tinka retroaktyvumo terminas, kuris šiaip ganėtinai sugretinamas su to, ką kalbėjau apie retroefektyvumą. Tai retroaktyvumas, aišku, yra kitam kontekste, taip pat vartoja Žižekas, ypač ten kalbėdamas apie Hegelį ir Lakaną ir taip toliau. Tai man atrodo, retroaktyvumas leidžia kitaip pamatyti praeitį, tai yra perkonstruoti prasmes praeities. Ir čia irgi neminėjau, bet didelį įtaką Lovecraftas padarė būtent tam kolektyvui CCRU, ar ne, Warwick universiteto. Ir jiems hipersticija buvo tas tarsi kanalas, kuris sujungia tą akceleruojančią visą ateitį ateinančią su tais senaisiais dievais, kurie tarsi sugrįžta. Ir dėl to CCRU sukūrė ištisą savo mitologiją, tai yra savo personažus, žodžiu, kurie tarsi sudaro tą tiltą tokį. Tai, žodžiu, senieji kažkokie dievai, ten, žodžiu, yra visokie Lemurijos mitai, ten, žodžiu, vandenynai ir taip toliau. Žemės atsiradimas, geotrauma, tai yra, kad mes visi esam konstatuojami to transcendentalinio nesąmoningumo, nes mes žemiškos būtybės, ar ne, tai yra, mes nešiojamės tą stuburo traumą, tai yra ta evoliucinė trauma. Tai, žodžiu, čia, jeigu mes visą archipelagą atidarom hipersticijos, tai tada išlenda daugybė to tokio naturalistinio materializmo, apie kurį minėtasis Grantas, pavyzdžiui, šneka, arba tas pats Landas, ne, kuris tą patį Freudą ir jo mirties varą ir jo traumą, ar ne, perinterpretuoja ganėtinai radikaliai, tai yra taip, ne edipiškai. Tai va, ir manau, tas praeities vektorius čia yra visur. Pavyzdžiui, irgi, jeigu kalbam apie psichoanalizę ir mirties varą, tai yra kompulsyvus kartojimas. Ir pats Freudas nevengia tokių nuorodų apie tą kartojimą, tai yra vis sugrįžtančią praeitį, ar ne, kaip traumą, nevengia pakankamai tokių irgi okultinių užuominų, ten vadino demoniškumu, apsėdančių ir taip toliau. Ir kas yra obsesyvi neurozė, jeigu ezoteriškai, tai yra tiesiog ritualinė magija. Dėl to mes iš tikrųjų niekur ir neatitrūkom ten nuo tos praeities. Tai ta praeitis tarsi velkasi, būtent tokia, velkasi kaip trauma tam tikra, kuri nugalina, nežinau, irgi galime tame matyti kažkokių politiškai nugalinančių perspektyvų ir taip toliau, bet čia šį kartą nebuvo tikslo apie tai kalbėti man daugiau. Tai. Ačiū. Ačiū labai, Linardai. Tada kviečiame